Labas visiems ir sveiki sugrįžę. Sveiki, aš sveikinuosi su jumis iš antrojo sezono. Bartuševičius ir paralimpiečiai grįžta į eterį. Mes ir vėl prikaupėm labai fainų svečių. Šiandien net 3 įsitaisę čia. Dar neišduosiu, į kurį čia šiandien koncentruosimės, bet jau pradeda šypsotis pamažu Deividas. Tai visai netrukus susipažinsime su juo, bet aš noriu pradėti turbūt nuo trenerių. Gal pradėkime, prisistatom ir pasakom, kiek jau laiko nevartojam. Ne, tiesiog galim prisistatyti. Esu Ramunė. Sveiki, Ramunė. Ir jau 4 metai beveik, panašiai gal ir 5, jau dirbam su Deividu. Aš esu Aušra, taip pat Deivido trenerė ir su juo jau dirbu 6 metai. Mes priėjome prie... Deividas. Ir aš su treneriu bėgioju jau 5 metai. Mes jau esame trasoje ir tiesą sakant, turbūt jums kyla klausimas, kas šis vidutiniškai žavus jaunuolis tarp mūsų su Deividu. Ir tai yra ne kas kitas, o pats Robertas Kalinkin. Plojimai jam. Vardą pasakė teisingai, pavardę kaip iš brand vadovėlio mano brandbuko. Kalinkinas. Tai man matai, as yra gale, yra Robertas Kalinkinas. Aš vis pamirštu, kad es gale. Tai yra kaip yra šiandien. Robertas Kalinkinas šiandien svečiuojasi pas mus, svečiuojasi ant triratuko. Grįžtame į vaikystę tam tikrą prasme, tik šį kartą viskas bus žymiai rimčiau. Šį kartą suremsime savo triračius ir žiūrėsime, kuris bus pats galingiausias. O kodėl 2 trenerės yra? Ar čia labai sunkus klientas yra? Ypatingas klientas, tai negalim pasidalinti, kuriai treniruoti, tai užtat abi treniruojam. Aš labiau prie sporto, o Aušra daugiau vadovaujant. Abi vykdom treniruotės, kuriam planus, bet aš taip pat ir organizacijos vadovė esu. Ant ko mes čia sėdim, kas čia per dalykas, kaip jis valdomas ir kuris bus greičiausias? Tai ratas, frame running ir su juo pritaikyta žmonėms su negalia, kur žmonės gali atsisėsti ir bėgti savo kojom. Nors žmogus sėdi vežimėlyje. Pavyzdžiui, labai sunkiai važiuoja, bet jeigu jis valdo savo kojas, jis gali atsisėsti ir bėgti. Ir tai stiprina savo kojas. Ir kaip matot, labai gerai Deividas pasakė, kad gali neįgalėjai naudotis šiais triračiais, tai gali tiek žmogus su stuburo trauma, tiek dizaineris irgi gali naudotis ir visiems puikiai. Deividai, gal mes galim pradėti nuo pačių pradžių, pasikalbam, kaip atsidūrėte šiandien čia. Gimus dar nebuvo aišku, kas bus ir gyvenimas šiek tiek pasisuko, galbūt kažkiek apsivertė šiek tiek vėliau, ar ne? Kas atsitiko? Gimiau dar tais laikais nieks nenorėjo nustatyti, kad aš esu negalia. Jie skaitė, kad aš sveikas esu. Ir beveik pradėjau nevaikščioti iki 2-3 metų. Paskui pradėjau važiuoti, bet sunkiai. 15 metų susiradau Vilniuje vienintelį neįgaliųjų vaikų sporto klubą Vilnys. Ten atsistojau ant savo kojų. Ir užsiiminėjau su sportu nemažai laiko. Kol patyrė stuburo traumą. Kiek greitai bėgo? Ar kas atsitiko? Pradėjau į dantuką pradėti į statybą dirbti. Ir susitraumavo mano stuburas. Tu nesi turbūt bandęs niekada, ne? Ne, tarsi kiekvieną sekmadienį savo malonumui varinėjai, žinai. Kaip tu vertintum savo galimybės prieš mum išriedant į trasą? Labai norėčiau, bet aš vis tik leisiu tau laimėti. Aha. Nes žinai, būtų kažkaip nemandagu man atvaryti ir rodyti tau, kad aš galiu geriau negu tu po tiek klaidų, kiek tu esi nufilmavęs. Jo. Mane mama geriau išauklė. Kas atsitinka tada, kai patiriama tokia trauma, kuri kitiem turbūt sakytų, kad viskas, gyvenimas baigęs, aš sportininkų tai jau tikrai niekada nebus, bet jūs nesustojat. Yra tokių žmonių, kurie nusimoja ir sako, aš nieko negaliu, o aš kabinuosi iš gyvenimo. Kabinuosi, kur galiu visur einu toliau. Ganėtinai simboliška, bet atsistojot ant kojų, ar negalima sakyti, sporte. Tik tai atsirado ratų, šiek tiek daugiau. Pirmiausia, pirmiausia, mano žmonai pasiūlė jos draugė. Jinai mieste pamatė juos ir pakvietė mano žmoną pabandyti šios triračius. Kartu atėjau ir aš. Jūs skamba dabar kaip visi tie dalyviai, iš kas ir kodėl mane žmona užregistravo. Žiūrėk, Deivido vairas turi stabilizatorių, matai? Aha. O mes neturim, tai mums kirdik. Jo, gerai. Suk vairą. Negaliu, žinok, pas mane labai stabilizatorius neleidžia pasukti. Wow, amazing. Tarsi aišku, man tai duokit va tai va. Tai va, tai dabar, jeigu jums atsitiktų taip, kad jūs turėtumėte triratį be stabilizatoriaus, labai stipriai laikykit vairą, žinokit. Kai susitikot pirmą kartą, ar jau buvo aišku, kad va šitas tai
eis toli, jeigu galima taip sakyti? Na taip, jis buvo vienas stipriausių mūsų komandos narių. Pirmus turbūt 2 metus mes tiesiog bėgiodavome, tiesiog buvo rekreacinis daugiau bėgiojimas, nes mes neturėjom lėšų kaip organizacija, jauna organizacija, patalpoms, triračiams laikyti maniežui. Tada išvažiavome pirmą kartą į Danijos stovyklą frame running. Ten renkasi vien tik bėgikai su triračiais iš viso pasaulio. Gavom klasifikaciją pirmą kartą ir jau tada mūsų tikslai buvo aiškus, kad norim dalyvauti varžybose, kad galim, kad yra daug potencialo Deividui. Taip, dabar eisim visi į startą, kurie pavaduoja startas. Visi turėjo sustoti prieš liniją ir laukiame starto. Kai užduodama startas, visi lenktyniauja iki čia, iki šios vietos. Kas pirmas, pamatysime. Deividai, tu jau atsilieki, startas jau duoda. Nesąžininga. Kaip sekėsi paskutiniajam pasaulio čempionate? Paskutiniajam čempionate, kuris vyko Japonijoje, užėmė 3. vietą. Sveikinimai ir ploja dabar žiūrovai irgi prie savo kompiuterių. Gerai, mes keliavome prie starto ir neužilgo susitiksim. Iš pradžių susitiksite su manimi, ko gero, tada su Deividu susitiksit, tada kažką pakalbėsim ir susitiksime ir su Robertu tada. Ar bandyti bėgti kuo didesniais šuoliais, ar bandyti kuo tankiau statyti kojas? Čia galbūt greitai dėsi, kuo didesniais. Bet tai priklauso nuo žmogaus negalios. Vienas žmogus gali daryti didesnius žingsnius, kitas mažesnius. Aš skaičiau dar vieną labai įspūdingą istoriją apie nuleistą padangą. Tai visų pirma, kur tai vyko? Tai vyko pasaulio čempionatas Paryžiuje. Prieš čempionatą reikėjo jau su triračiu nueiti į stadioną ir laukimo vietai sprogo padanga. Tiesiog buvo lygiai kelias minutės, gal kokios 5, man atrodo, gal mažiau. Ir kai sprogo ir tada ir už telefono ir visur, aišku, ten negalima, nes aš buvau lydinti Deividą. Atneš pompą organizatoriai, bet jau kai nuėjom į startą, organizatoriai vienam stadiono gale, o mes jau starto linijoje stovim. Ar pompa būtų iš viso padėjus? Ne. Nebūtų padėjus. Nu, bet tikėjomės jo, kad būtų daugiau nervų. Jo. Bet nebuvo tai paskutinė vieta. Tai buvo 4. vieta. Čia reikėtų pasimokyti visiems mūsų Dakaro lenktynininkam. Net žmogus su sprogusią padangą pasiekė finišą ir ne šiaip pasiekė, o dar ir 4. vietą. Jeigu jaučiat, kad pradeda jūsų triratis drebėti smarkiai į šonus, tai geriau pristabdykite. Žinot, aš labiausiai dėl ko džiaugiuosi, kad nėra radaro čia, nes mieste tik 50 galima. Kada dabar bus kvalifikacija pakliūti į čempionatą? Paryžiuje arčiausia data, bet labai tikimės, kad Deividas iš tikrųjų išlaikys savo sportinį lygį ir jis tikrai turėtų pakliūti, nes 6 sekundės, jis turi rezervo 6 sekundės. Kur vyks pasaulio čempionatas? Indijoje. On your marks, set, go! Ar yra kažkas, ką jūs pastebite, pavyzdžiui, su kuo sunkiau susitvarkyti, tarkim, neįgaliems sportininkam jų kasdienybei? Kuo mažiau laiptelių turėtų būti, tų mažų, kur, sakim, dabar einam, sakim, čia turėtų nebūti nieko. Ar, sakim, stadioną, kažkoks pakilimas vis tiek yra. Arba, sakim, užsienį, kai išvažiuoji, dabar važiuosim į Paryžių, tai irgi, sakykim, jeigu metro važiuoja, ten yra laiptelių. O jeigu elektrinis, ypač, pavyzdžiui, vežimėlis, tai ten sveria apie 100 kg, tai jau yra reikalų. Daug dalykų iš tikrųjų neįgaliesiems labai sunku atvykti į treniruotės. Tie, kurie vairuoja automobilį, kaip Deividas su žmona, jo žmona vairuoja ir jie visur kartu važiuoja, bet visiems kitiems iš tikrųjų yra labai sudėtinga, jeigu su vežimėliu naudotis viešuoju transportu, yra daug nepatogumų dar Vilniuje. Aš nemaniau, tiesą sakant, kad tiek pavargsti per 100 metrų, galvojau, kad biškį lengviau jausiuosi. Bet tu labai skuodi. Na, aš jau tuo žinoma. Tu buvai sustojęs, ne, net kažkur? Jo, va čia va. Tu buvai dar pikniką kėlėsi ten. Nu. Sveiki. O koks laikas? 10:74. Koks yra normalus laikas? Apie 11 sezono pradžioje, tai dabar geriau, nes jau mes
Pasiruošę. Čia visai dar respektabilu palyginus. Kaip ir kiekvienoje Bartuševičius ir Paralimpiečiai serijoje, mes turime tradicinius raundus. Vienas iš jų, kur sportininką aš įveju jį į pinklės ir atsitempiu į savo sritį ir tas sritis yra raustai. Mūsų tikslas yra neprasijuok, nes prasijuokdami mes atiduodame taškus varžovui. Galim pradėti. Taip. Šiaip Deividas turi cerebrinį paralyžių, bet kai sutinka daug žymių žmonių, jam būna celebrinis paralyžius. Šiaip tai turiu pasakyti, kad Mantas dirba su įspūdingais svoriais, o ypač su jo kojom. Tam, kad Deividas bėgtų frame running'e, jam nereikia išradinėti dviračio, jam reikia išradinėti dviratį ir tada surinkti kitokį. Atrodo, Manto planus mesti svorį ištiko cerebralinis paralyžius. Gerai, skaitau, bravo, bravo. Visiškai į vienus vartus sulėsi mane. Tai ką, Deividai, aš noriu labai dar kartą padėkoti už laidą. Buvo labai smagu. Tikiuosi, kad išsiskiriam nebloguoju ir nebuvo supykta už mano bairius, nes jūsų bairiai buvo puikus. Ačiū. Draugai? Draugai. Ačiū už tai, kad žiūrėjote laidą Bartuševičius ir Paralimpiečiai. Šiandien čia mes kalbėjome su Deividu bei Deivido trenerėmis, o kitą laidą jau nauji veikėjai ir naujos jų istorijos. Įsijunkit, žiūrėkit, bet svarbiausiai, tame tarpe, kai viena laida pasibaigė ir kita prasideda, geriausia, jeigu tą laiką išnaudotumėte eidami sportuoti. Sportuokit, sportuokit, sportuokit ir kai grįšit, jau bus nauja serija. Sutarėm. Ir atsisveikinam iki kitų. Aš sakau ate, Deividas sako Viso. ate, čiau, čiau, čiau.